Turbūt neišsenkanti tema, niekada nesibaigs tokios dejonės. Ir, psichoterapeutai ir konsultantai turės darbo dar daug metų į priekį. Jaučiu nuovargį, esu pikta, lyg būčiau neišsimiegojusi, su vyru santykiai blogi, jis mane labai ėda psichologiškai, atrodo, kad nebegaliu būti darbe, nes aplink daug žmonių, dirbu su vaikais, grįžusi namo, dar turiu buitį, laukia vaikai, svarbi. Tai dabar taip. Kiekvienas mes pasirenkam savo gyvenimo kelią. Mes galim gyventi pagal vienokią schemą, pagal kitokią ir svarbiausia, kad ta schema, jinai teiktų malonumą, kad malonumą, kad kad tu jaustumėsi gerai, ne? Tai dabar jaučiu nuovargį, esu pikta, lyg būčiau neišsimiegojusi, išsimiegok, pailsėk. Su vyru santykiai blogi. Šitoj vietoj, aš manau, turit tokią problemėlę. Abu dirbat, ne? Ir tas, kuris dirba, ne? Išėjo iš namų, nuėjo į darbą. Tas, kuris dirba, nuvargsta darbe. Jisai atiduoda energiją, jisai atiduoda jėgas, jis dirba. Dirba, kad uždirb pinigų. Tai yra iš prigimties, tai yra vyriškas užsiėmimas, griežtai vyriškas. Bet dabar moterys stiprios, dabar feminizmas, visą kitą. Gerai, okei. Va. Ir po darbų vakare, ne, tas, kuris dirbo, jis grįžta namo. Ir čia turėtų būti ta vieta, kur pasiilsiu ir išsimiegu. Ne? Ir mano manimu, normalioj schemai, ne, kuri buvo tūkstančius, milijonus metų. Ne? Vyras grįžta, ne, ir jį pasitinka žmona. Ir jisai grįždamas, grįžęs namo, jis ieško, kur ta žmona, kur bus maistas, šiluma, tvarka, jaukumas ir dėmesys ir meilė. Ta prasme, vyras grįžta ir žvalgosi, kurgi mano mylima žmona. Ir aš prisiglaudęs prie jos, pailsėsiu nuo visų tų vargų, ir panašiai. Parnešu grobį, čia, kai sakant, 6 Maksimos maišai, ar ten kaip ten bebūtų. Žodžiu, kažkas tokio. O kai jūs abudu dirbat, abu po darbų grįžtat ir kurmi abu dairotės, kurgi tą pasitinkanti žmona, prie kurios prisiglaudus, ne, kuriai parnešus grobį, jinai, žodžiu, tą grobį darinėja, jums ruošia pavalgyti, kojas paitės masažuoja, kai sakant, paglosto ir viskas gražu. Tai va taip ir yra, jūs abudu grįžtat ir abudu ieškote, kurgi ta pasitinkanti žmona, kuri rūpinasi namais. Va. Tai su vyru santykiai blogi. Taip, nes jūs du vyrai grįžę ieškot žmonos. Tai, jeigu vyras jūsų sveikas, jam reikia žmonos, o ne vyro. Kitas momentas, be abejo, kad aš pasakyčiau tiksliai, čia reikėtų pasisodinti ir išsiaiškinti, kas ten pas jūs darosi. Dabar namie dar turiu, grįžus namo, dar turiu buitį, laukia vaikai. Kitas momentas, kada su vyru būna blogi santykiai.
kai vyras yra išmestas iš šeimos. Kas yra šeima? Šeima yra vyras ir žmona. Biblijoje tenai sakoma, ir du taps vienu kūnu. Du tapo vienu kūnu. O vat, kai atsiranda vaikai, kažkodėl moterys sugalvoja, kad šeima yra mama ir vaikas. Ta prasme, tai yra, sorry, bet pats kvailiausias manevras. Nes šeima nėra mama ir vaikas, šeima yra vyras ir žmona. Čia yra vienas kūnas, kuris turi būti darnoj, kuris turi būti sveikas, kuris turi būti laimingas, šitas kūnas iš dviejų žmonių. Ir va šitas kūnas rūpinasi vaikeliu. Tai vat, jeigu pas jūs su vyru santykiai blogi, tai jūs kažkur prasileidot ir tą kūną suplėšėt. Kada moters santykiai su vyru blogi? Kai vyro poreikiai yra išmesti iš šiukšlių dėžę, kai vyras yra išmestas iš šiukšlių dėžę. Vyro poreikiai labai paprasti. Pagarba, supratimas ir jaustis reikalingu. Viskas. Jeigu tu jį gerbi, jeigu tu jį supranti ir jeigu jisai jaučiasi reikalingas tau, pas tave nebus blogų santykių su vyru. Jisai bus devintam dangui. Ta prasme. O jeigu tu jį išmetei, tai ko tu tikiesi? Čia kitaip nebus. Nežinau, žodžiu, jauti nuovargį. Tai taip, tu ir jausi nuovargį, nes tu neturi kur pailsėti. Namai yra dirbančiajam poilsio zona, o tas, kur dirba namuose, jo poilsio zona turi būti už namų durų. Vyras dirba, nuvargsta, grįžta namo ir čilina, atsigauna kitai darbo dienai ruošiasi. Moteris namuose tvarkosi, ten gamina, ten šluosto, ten darbo, va tiek. Tai yra normali darbo diena. Jinai normaliai dirbantis žmogus. Moteris sėdinti namie, jinai yra normaliai dirbantis žmogus. Bet, jeigu tavo darbovietė yra namai, tai tu turi ilsėtis kažkur kitur. Dabar moteris ilsėtis eina į darbą. Čia, nežinau, tragedija. Vyro pareiga – parnešė maistą, parnešė grobį, parnešė babkes, moters pareiga tą grobį paversti maistu, tas babkes paversti dekoru, jaukumu ir šiltais gražiais namais. Vyro pareiga, kai sakant, atlikti vyriškus darbus namie. Moters pareiga, dar vyro pareiga, dirbantį namuose, namuose dirba moteris, parūpint jai poilsį. Koks poilsis? Tai čia jau, kai sakant, kiekvienai asmeniškai, aš nežinau, kam šopingas, kam Maldyvai, kam išeit pasivaikščiot. Ta prasme, vyras turi pasirūpinti, kad moteris būtų laiminga. O moteris turi pasirūpinti, kad vyras būtų laimingas. Nes tai yra vienas kūnas iš dviejų žmonių. Viskas paprasta, chebra. Neapsunkinkit gyvenimo. O čia dabar va, jinai svarbiausia, kad negaliu būti aplinkoje, kur daug žmonių ir triukšmo. Tai taip, tu pervargus, mažytė. Galbūt šis darbas ne man, arba tiesiog esu labai pervargusi. Aplamai darbas ne tau. Žodžiu, darykit kaip norit. Užuojautą.